Labas rytas, mes važiuojam į Pacific Ocean Drive. Mes pamatysim tiltą virš vandenyno ir parasparnio. Aš kaip visada dirbu kiekvienam žingsnį ir miegodama dirbu. Vaikai, mes įvažiavom į nacionalinį parką, jūs turit grožėtis ir stebėtis. O galiu aš pabaigti dirbti, aš negaliu palikti savo klientų be savęs. Ne, tai o gali klientą pasakyti, kad dabar klientai, sakyk, sorry, aš esu dabar nacionaliniam parke ir turiu grožėtis. Ir turiu sakyti, wow. Ne, aš jiems visiems pasakysiu, kad Kazilionis trukdo dirbti. Ir jie tikrai mane supras. Ne, Kazilionis netrukdo dirbti. Kazilionis tiesiog sako atkreipti dėmesį. Dėjuoja, Kazilionis dėjuoja. Jisai visada, ką dėjuoja, tai dėjuoja iki rytojaus. Dabar žiūrėkit, koks yra vaizdas gražus. Wow. Atvažiuojame į Royal National Park. Ir čia yra labai gražus gamta. Žinojat, kad Royal National Park yra antras seniausias parkas pasaulyje? Aš vis dar jo nematau, bet o dieve, tokio dydžio, kur jisai yra? Žiūrėk ant gamto! Gamtoj, aš suprantu, kad mes gamtoj laukiniai. O viešpatie, rangus, prašau man parodykit jį gyvai, aš matau per telefoną kokio jisai dydžio, bet tai kur jisai čia yra? Vaikai, pažiūrėkit kokio didumo dėžą. Kur jisai yra? Taigi va šitas, matai, atsilupęs, va šitas, va, atsilupęs, va šitas atsilupęs ir šalia jo matas. Žiūrėk, atsilupęs. Aha, matai. Aš einu. Tas argi gyvatė? Tu įsivaizduot, ką man tai reiškia? Ką man tai reiškia? Jis sako, nenori, kad tu jai sakytum. Tai gerai, tada kitą kartą reikia taip daryti. Jeigu eina realiai gyvatė, tu tiesiog wow! Normalus ta? Normalus? Ir nieko. Ir tada tegu žinai. Ar tu normalus šitam gyvenimas? Mes esam nacionaliniam parke, Royalio parke, kuris yra prieš 147 metus. Pastatytas, užaugęs, bet senokai, įkurtas. sakyčiau. Taip, ir čia galima sutikti visokių didelių drakonų, šitų driežų, gyvačių, vorų. Aš žinau, kad aš rimtai tau trenksiu. Ir tai yra antras pagal senumą pasaulyje parkas. Tai susimokėjom $12. Susimokėjom $12. Dorelių. Gerai, susimokėjom $12. Va. Baksai yra Amerikoje, o čia yra Australijos audai. Aš sakau baks. Susimokėjom 12 audų už dienos parkingų pasą. Ir dabar visam šitam parke galim parkuotis kur norim. Visą dieną. Net ir ant žolytės, visą dieną galima ant žolytės irgi. Čia jau kita tema, čia jau išeina už šito ribų, bet va, o jeigu norim kirsti, tiesiog pravažiuoti, tai nereikia mokėti. Bet kadangi mes norim stoti, grožėtis, eksplorinti, tai reikia sustoti ir mokėti. Ta, o pavertus eurais palauk. Yes. O jeigu pavertus eurais, $12. Gali greičiau kalbėti, rytoj pasakysi. Ne, tai čia nėra ryšio. SOS tik tai skambučiai. Tai kaip aš jums išversiu, jeigu čia nėra ryšio? Nu tai maždaug €7. Nu tai tarkim. Parkingas visai dienai nacionaliniam parke antram pasaulyje pagal senumą. Wow, viva let me go. O kiek Vilniui parkingas mėlynoj zonai kainuoja? Ką? €3. 3,50. Nu va, valandai? Pusvalandžiai ir valandai. Valandai. Nu tai va. Čia tas pats, kas Vilniui pasiparkuoti 2 valandas, čia gali visą dieną. Nu gerai.
šis parkas yra labai didelis, 151 kvadratinio kilometro dydžio. Ir yra pėsčiųjų takas, kuri yra mūsų nuostabus operatorius patikrinęs. Ignas yra prakeliavęs tą taką, sako, kad rašo dokumentuose 26 km, o iš tikrųjų tai sako 40, jutiminė 40 km. Labai skanus. Šitas sumuštinis yra tarsi lietuviška kepta duona su česnaku, bet iš tikrųjų čia ne česnakas ant viršaus, o riešutai. Migdoliniai riešutai. Kokoso. Kokoso riešutai. Nu, gerai tinka ir migdoliniai, ir kokoso. Jo, migdoliniai tarp kokoso. Su česnaku. Bet iš tikrųjų toks kaip česnakas, su riešutai sumaišytas ir taip, žinokit, skanu. Ir dar va čia va yra grybukų pakepta ir, kaip šitas vadinasi, avokadas. Tai taip sumiksuoja būdavo taip va ir labai geras įgaunas. Jo, ir žiūrėkite šitą maistą. Pancake aš susmešinau. Susmešinai pancakes? Labai gerai. O tavo keptas kiaušinis apvyniotas beikonu. Va, bet skanu, jo? Jo. Matosi iš tavo veido. Jo, labai. Man tai skanu. Mes atvažiavom į vieną nuostabiausių, mano mylimiausių vietų. Tai yra kalniukas. Kažkoks. Tuoj paguglinsiu koks. Čia esam buvę gal kokius 8, 10, 12 kartų. Ir aš vis pamirštu, kaip viskas čia vadinasi. Bet man, kas yra svarbiausia, kad mes matom didįjį vandenyną. Ardukas gali pamėtyti akmenukus. Tada pasižiūrėti galim, kaip gyvena pačioj žmonės laimingi, nes jie turi, jūs pagalvokit, turi gyvenvietės su tokiu vaizdu į vandenyną, kai gali matyti čia delfinus, ne delfinus, banginius gali matyti. Kada plaukia banginiai, jie čia šakinėja, jų čia yra migravimo vieta. Va. Jo, šita vieta yra Australijoje viena iš geriausių vietų parasparniam. Ir mes esame vieną kartą matę, kai buvo didelis vėjas ir jie daugybė jų buvo. Jo, visas dangus, prisparniam. Ir kaina buvo 200 kiek? 220 ar kažkas. Labas dienas, žiūrėkit, kaip gražu čia. Čia yra vandenynas ir tiesiog vandenynas. Jo, ir dar čia yra mašinų, viskas. Jūs turite čia ateiti. Gražu čia dabar. Kokių ledų valgysi? Kokių ledų valgysi? Nežinau, einam... Vanilinių, mango, šokolado. Nežinau. Nežinau. Labas, tėti. Kaip tau sakėsi? Gerai. O kaip tau? Puikiai. Puikiai, šaunu. Labas dienas, mama. Kaip tau sakėsi? Labą dieną. Tu labai graži. Tu ir Greta. Labas, kaip tau sakėsi? Gerai. Greta. Kokia ranka? Ranka. O, le, pupytė, šypsomės mes kaip mergytės, mažytės lelytės. Kaip? Aš noriu dar ledų. Labas, kaip tau sakėsi? Gerai.
Aš manau, kad dabar yra 32 laipsnių. Aš suprantu, kad čia dar nėra. Nu, aš suprantu, kad čia dar nėra džiunglės, bet man vis tiek yra baisu. Man iš ties nuoširdžiai yra baisu. Aš nenoriu sutikti gyvačių. Nu, kur ardas? Kur? Medyje, kur? Medyje. Tilto ilgis 665 metrai, į viršų kalnai driekiasi 300-400 metrų, o kas įdomiausia, kad tilto pastatymas kainavo $52 milijonus ir pastatytas 2004-2005 metais. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitą kartą.